Briosa. Žinau, seniai to nesakiau. Bet nepamiršk, aš tave labai myliu. Tu mano geriausia draugė. Tu mane išklausai, nepamokslauji ir supranti mano jausmus. Žinai, aš dėkinga, kad tave turiu. Nežinau, kaip galėjau akimirką pamanyti, kad galėčiau tave parduoti. Bet ne, negalėčiau be tavęs gyventi. Viktorija. Ką čia veiki? Viktorija, pasikalbėkim. Tai įsakymas? Leis primint, kad čia mano ranča. Čia tu ne darbdavys, o aš ne darbininkė. Gerai, tu teisi, negerai išsireiškiau. Mums reikia pasikalbėti. Reikia? Tau gal ir reikia. Verčiau eik ir pasiaiškink savo merginai. Neįtikėtina, kaip su ja pasielgiai. Gal ji ir ne šventa, bet man jos pagailo. Bet prieš tai, kai ką pasakyk. Ar tau nepabosta skaudint moterų, kurios tave myli? Iš šalies gali pasirodyti, kad aš išėjau iš šeimos vakarėlio, per kurį turėjau pasipiršt savo merginai. Bet aš niekada neketinau kurti santykių, kurie neturi ateities. Norėjau būti atviras. Taip, turbūt aš kaltas. Nereikėjo taip kalbėti, tik ne visiems girdint. Žinau, tai nebuvo geriausias būdas išsakyti savo jausmus. Bet nežinau, kaip kitaip įrodyti, kad aš su tavim nežaidžiu. Patikėk, Viktorija. Sakau tai iš visos širdies. Atsisakiau vest Lukreciją dėl tavęs. Tik dėl tavęs. Neužink burnos, nepatikėsiu tavo saldžiai žodeliais. Turi patikėti. Nežinojau, kad jos ketina pranešti apie sužadėtuves, kurios net neegzistuoja, Viktorija. Mūsų santykiai nutrūko dar prieš tai, kai atsikrausčiau į San Augustiną. Kaip galiu tikėti, kai Lukrecija visiems girdint prisiekė, kad tave myli? Maža to į tave pabučiavo. Jei tikrai buvo taip, kaip sakai, Alejandrai, nereikėjo priimti jos į rančą. Juk pats sakei, kad jos nebemyli. Suprantu, kodėl manim nepasitikė. Taip. Prašau tik vieną. Leis paaiškinti, kaip ši situacija tapo sniego lavina, kuri užvirto per tavo tėčio gimtadienio vakarėlį. Ir kaip tai paaiškinsi? Pirmiausia, turi pripažinti, kad mudu su Lukrecija niekada nesikalbėjom apie skyrybas. Ji nesakė, kad nebenori su manim būti, o aš ir nepasakiau, kad jos nebemyliu. Bet mes nesimatėm ištisus mėnesius, nes taip nusprendė Lukrecija. O man atrodo, kad visa tai tavo kaltė. Pats nepasakei, kad santykiai baigti. Palikai pravertas duris, kad jie galėtų grįžti, kada panorėjus lyg nieko nebūtų nutikę. Jei tada, kai tave pabučiavo, tu jos neatstumiai, jis suprato, kad priėmė ją atgal į širdį. Nieko keisto, kad įmanė, jog jūs vis dar kartu. Nenorėjau, kad ji taip suprastų. Ką bandai pasakyti? Kad ji kalta, nes nemoka skaityti minčių ir nesupranta, ko tu nori, Alejandrai. Kad ir ką besakysi, dėl visko kaltas tu. Pripažįstu, padariau klaidą. Taip. Bet nejau netiki, kad aš gailiuosi. Kalbam ne apie tai. Tai apie ką? Gal džiaugiaisi, kad Lukrecija išėjo, bet nusprendė jos nepalikti, kad turėtum atsarginį variantą? Sakoma, kad tyla gera byla. Jei nieko nesakai, reiškia, pataikiau tiesiai į 10. Tu žaidėjai jos jausmais, tiesa? Koks nusivylimas, Alejandrai Sančesai Guerra? Tu toks pats kaip visi vyrai. Palauk, mes nebaigiam. Žinau, atrodau kaltas. Atrodo, kad draugauju su 2 merginomis vienu metu. Bet aš to nenoriu. Tiesiog suklydau. Taip. Taip? Bet aš čia, nes noriu, kad žinotum tiesą. Ir noriu, kad išgirstum ją iš mano lūpų.
Pasakėjai pakankamai, aš viską supratau. Bet neišgirdai svarbiausio. Ko? Noriu, kad žinotum. Nežinau, kaip ir kada tai nutiko. Bet aš tave įsimylėjau. Myliu tave, Viktorija Perez Soler. Myliu taip, kaip nemylėjau jokios kitos moters. Žinau, kad neseniai susipažinom, bet iškart patraukė mano dėmesį. O gavęs progą geriau tave pažinti, supratau, kad tu esi būtent tokia mergina, apie kokią svajojau. Mėgsti saldžius žodelius, bet esi kvailas, jei manai, kad aš patikėsiu. Viktorija, ateik. Jei netiki mano žodžiais, patikėk mano širdimi. Gal aš ir kaimietė, bet nemanyk, kad esu tokia kvaila, jog kriščiau tau po kojomis tik todėl, kad pasakėjai, jog aš tavo gyvenimo moteris. Bet tai tiesa. Kaip galiu įrodyti, Viktorija? Prašyk bet ko. Padarysiu viską. Nesvarbu, ką? Taip? Nesvarbu. Išeik. Štai ko noriu, išeik. Kalbu ne apie tai. Pats aiškiai pasakėjai, prašyk bet ko, Viktorija. Žinai, ką turėjau galvoje. Kaip galiu įrodyti savo jausmus? Gerai, jei neišeisi, tebūnie, tada išeisiu aš. Ne. Taip, Viktorija, ne. palauk, kur eini?